A tu bijai mirties? Ką reik nebijot mirties? Žmonės bijai sako mirties. Tai ir visiškai nesąmonė. Tai ir totaliai nesąmonė. Tu jau dabar esi mėris. Tu jau dabar esi mėrusi. Tai ir šitą dalyks kontas dabar patiri, tai yra tep sapnas. Tai ir iliuzija. Tu esi dabar sielo. Tu dabar jau esi mėris iš esmės. Bet dabar jeigu kalbam apie fiziniaus kūną, mirtį, ne? Žmonės bijai mirties. Žmonės nebijai mirties. Žmonės bijai skausmą. Žmogus bijai patirti skausmą kažkokį, aš numirsiu ten, gal kažką apskaudės, man čia bus tas, aš bijau to, aš noriu numirti, ramiai savo mėgį, taip toliau, bla bla bla. Žinok, esmė, kad ir fainė, aišku, numirti be skausmą, bet kai kurios sielas pasirenk patirti skausmą, nes tai ir patirtis. Ir taip, dar tik pakartos, tai pasirenk. Ir galbūt netgi ir aš tai pasirinkau, aš nežinau. Aš neprisimenu visko iš savo sielos būsens, ką aš pasirinkau į šitą fizinį kūną inkarnuojant, kaip aš žadu numirti, bet mes pasirinkom, kada mes gimsim, kaip mes gimsim ir kur ir kada mes numirsim. Tai esmė dar vien dalyks ir kad mirtis, kaip panos, reik nebijoti. Kaip tu eini meigoti, tu jau tada miršti, galim sakyti, tai ir lygiai tas pats, kaip tu užmingi, tu būni viskas. Tu galim sakyti miršti, nikau tai nesiskir. Esmė ir tame, kad mirtis ir tiesiog peržengimas iš vienos būsenos į kitą būseną. Tai visiškai nikau nesiskir, kaip tiesiog įsivaizduok, kaip ir vandau paverst į garus. Lygiai tas pats. Tu būni ant žemesnį, tankesnį dažniaus, tau fizinis kūnas miršt, tu tiesiog peržengi kitą būseną. Nes tu esi amžina siela, tu niekada nenustausi egzistuoti, tu egzistavai ir egzistuosi. Tas, kas egzistuoja, niekada negali neegzistuoti. Tu egzistuoji kaip siela ir dar kaip fizinis asmo, kaip fizinė asmenybė. Nes tu pasirinkai inkarnuotis čia, kad išmoktum pamokas. Ir tu kažkada pabaigsi savo tą inkarnaciją, išmokęs tas pamokas ir grįši į tą būseną, kuri ir yra natūrali. Tai yra sielas būsena. Čia, kur mes esam, žmonės galvoja, kad yra šitais čia pirmoji tikroji realybė, yra šitais fizinė realybė. Nu, tada siela ir man čia ir, žodžiu, kai aš mirštu, tada einu į tą antrą pomirtinį gyvenimą, tai visiškai yra atvirkščiai. Visiškai yra atvirkščiai. Čia yra, tas galim sakyti, kaip žmonės sako, pragaras ir dangus. Tu tik gali nuspręsti, katras ir katras tau.